kas per daiktas yra akordai ir kaip juos sudaryti. Nežvelgsime į akordus kaip gamos kažkokius tai, bet kažkokią gamos detalę, bet žvelgsim taip, tarsi juos rastumėte internete, kokiose dainose. Tad pirmas dalykas, ką siūlyčiau išmokti, norint išmokti akordus, tai yra gama. Pagrojau A mažorinę gamą. Ir to kaip ir ištenka sudaryti visiems akordam. Tai reikia žinoti tų akordų sudarimo struktūras, tarkim. Tai ne taip. Pavyzdžiui, norint sudaryti mažorinį akordą, mums reikia panaudoti pirmąjį, trečiąjį ir penktąjį gamos laipsnius. Tad jeigu turime gamą, skaičiuojame 1, 2 praleidžiam, grojame 3, 4 praleidžiam, 5. Štai mūsų A mažorinis akordas. A nata, C dijas ir E. Iš šitų natų ir sudarome, pavyzdžiui, A mažorinį akordą. Didelė tikimybė, kad tos atvirus akordus jūs jau mokate. Pavyzdžiui, norint sudaryti minorinį akordą, reikia sugroti pirmą, sumažintą trečią laipsnį ir penktą. Pirmas, vietoj trečio sumažinu ir penktas savo vietoj. Pirmas, sumažintas, trečias, penktas. Taip mes gauname minorinį akordą. Tad, jeigu mokate mažorinį A akordą, viskas, ką reikia daryti, tai reikia sužinoti, kuris laipsnis yra trečias ir jį sumažinti pustoniu žemiau. A akorde trečias laipsnis yra C diezas. Norint padaryti minorinį akordą, mums reikia sumažinti tą trečią laipsnį. Tai štai mano A akordas. Ieškau, kur šitame akorde yra prispaustas C diez nata. Ne čia, ne čia. Ir štai randu ją B stygoje. B stygoje antrame skirsnyje mes turime C diezą. Tad turiu A mažorinį akordą ir galiu iš jo padaryti minorinį, tiesiog pažemindamas C diez natą, nes nėra trečias laipsnis, skaičiuojant nuo A. Ir tokiu būdu aš padarau A minorinį akordą. Štai čia mažorinis, štai čia minorinis. A minorinis akordas. Na, bet yra ne tik tai mažorai ir minorai, yra daug įvairiausių kitų akordų. Pavyzdžiui, yra toks dalykas, suspended akordai dažnai pasitaiko. Sus 2 arba sus 4 yra toksai parodimas. Ką tai reiškia? Suspended akordai reiškia, jog yra išimamas trečias laipsnis ir įdedamas toksai laipsnis, koks yra nurodytas prie akordo pavadinimo. Pavyzdžiui, turime A sus 2. Tai mums reikia žinoti, kas yra trečias laipsnis. Nuo A mes jau išsiaiškinom, jog tai yra C diez nata. Ir mums reikia ją pakeisti antruoju laipsniu. Tad jeigu A pirmas laipsnis, B yra antras laipsnis. Taigi, mokame akordą. Žinome, kad C diezas štai čia B stygoje. Mums reikia iš trečio laipsnio paversti į antrą. Į B. Tai yra tonų žemiau nuleisti tą natą. Tad išeiname į atvirą stygą. Ir turime A sus 2 akordą. O jeigu reiktų padaryti A sus 4, tai tą patį trečią laipsnį, kuris yra ant B stygos, pakelčiau pustoniu aukščiau. Ir galime netgi sugroti tokią melodiją. A sus 2, A sus 4. Iš trijų akordų tokių. Toliau yra septakordai, labai dažni akordai. Septakordas iš esmės yra prie to pačio 1, 3 ir 5 pridedamas 7 gamos laipsnis. Pavyzdžiui, turime A. Ir dabar paimsiu ir pridėsiu dar 7 laipsnį. 1, 3, 5, 7. Tokiu būdu gausiu mažorinį septakordą. 7 visada yra pustoniu žemiau už 1. Tad labai lengva rasti tą natą, kokios mums reikia. Pavyzdžiui, 1 yra A, tai prieš jį 7 laipsnis yra G diezas. Vadinasi, prie turimo akordo mums reikia rasti, kur būtų G diez nata. Pageidautina ieškoti ne ant storiausių stygų, kaip tik ant aukštesnių, kad aiškiai išryškinti tą 7 laipsnį. Tai jeigu čia A, G diezas labai patogiai
yra ant G stygos pirmajame skirsnyje. Ir turime A mažorinį septakordą. Yra dar toks dalykas kaip dominantinis septakordas. Tai yra, kai 7 laipsnis sumažinamas. 1, 3, 5 ir 7 sumažintas. Tai reiškia, jog tas G diezas tampa G, nes jis yra dar pustoniu žemiau. Tad vietoj čia spaudžiamo G diezo atpalaiduoju laisvą stygą ir turiu A7. Dar yra toks dalykas kaip A minor septakordas. Tai yra ir sumažintas 3 laipsnis kaip minorinėme akorde, ir sumažintas 7. 1, sumažintas 3, 5, sumažintas 7. Ir tokiu būdu. Štai mano A minoras. Jau išmokau, kaip tai atrodo. Su sumažintu 3. Dabar man reikia sumažinto 7. Jeigu 7 yra pustoniu žemiau už A, kas yra G diezas, tai sumažintas 7 yra G. Vadinasi, A minorė man reikia G natos. Aš čia galėčiau, pavyzdžiui, su mažyliu ant ploniausios stygos prispausti. Arba pakelti 3 pirštą ir turėti laisvą G stygą. Matot, galiu ir ten 7 padėti, ir su mažyliu 7 pridėti. Tai va. Tai pražvelgėme suspendintus septakordus, tokie kaip ir pagrindiniai akordai. Jeigu tai būna, pavyzdžiui, sekstakordai, tai yra tiek prie mažorinio, tiek prie minorinio akordo pridedamas 6 laipsnis. 6 laipsnis nei mažinamas, nei didinamas, tiesiog pridedamas arba prie minorinio, arba prie mažorinio akordo. Pavyzdžiui, 1, 3, 5, 6. 6 laipsnis pas mus yra F diez nata. Jeigu štai turiu A akordą, F diezą patogiai galiu prispausti pačioje ploniausiai stygai. Pirmu pirštu prispausti tiesiog. Štai mano A6. Arba padarau minorinį akordą ir pridedu tą patį F diezą. Mano minorinis sekstakordas. Čia jau galbūt rečiau pasitaikantis akordai. Dar yra toksai smagus dalykas, pavyzdžiui, add akordai. Būna parašyta C, add 9. Reiškia, jog turime pridėti 9 laipsnį. Na, reikia atsiminti. Jeigu 8 laipsnis, tai 1 laipsnis, tai 9, tai 2 laipsnis. Tiesa? Nu, arba galim paskaičiuoti gamai. Paimkime kaip pavyzdį C add 9. Štai turiu C akordą. Ką reiškia pridėti 9 laipsnį? Paimu nuo C ir skaičiuoju iki 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai yra D nata. Nu, natūralu, tai 2 laipsnis. Taip pat. Paimu C akordą ir ieškau, kur galėčiau pridėti D natą. Šiuo atveju radau ant B stygos 3 skirsnyje. Kartais tas akordas dar va taip atrodo. Bet ir taip, ko puikiausiai galime jį sugroti. Tai va tokie pagrindiniai akordai, kuriuos galime taip lengvai paimti ir savo susikurti. Ką galima padaryti, išmokus, pavyzdžiui, tas kelias formas. A minoras, A minor 7, A mažor 7, A7. Galima paimti taip akordą, kad tavo pirmas pirštas būtų laisvas. Ir įsivaizduoti, kad pirmas pirštas spaudžia skirsnyje 0. Ir jeigu čia, pavyzdžiui, yra A mažor 7, ką aš galiu padaryti? Paimti ir paslinkti akordą aukščiau su pirmuoju pirštu spausdamas ir gauti A diez mažor 7. Paslinku aukščiau B mažor 7, C mažor 7, C diez mažor 7, D mažor 7. Ir tą pačią formą galima kuo puikiausiai stumdyti aukštyn ir žemyn. Taip sukuriant visai daug akordų. Tad, jei dar kyla klausimų kokių, būtinai parašyk komentaruose. O šiandienai dingstu iš čia. Ką aš čia veikiu vidury nieko. Leiskite pagroti kokią nors dainą, dar nesugalvojau kokią.
kad labai smagus dalykas paimti trečią laipsnį gamoje ir jį paversti mažoriniu arba netgi dominantiniu septakordu. Štai ma minoras, esame C tonacijai, štai G, štai F. Tai trečias laipsnis turėtų būti E minoras, bet aš jį paėmiau ir pagroju E mažorą, o dabar netgi E mažor 7. Štai ir bonus trekas, ne? A minoras, C, E 7. Pabandyk pats.